vasara ir nieks jos neatims. Žodžiu, labas rytas, mylus vietelį. Man yra ausy dar vandenį kažkiek. Nuo vakar tai šokimą į vandenį. Aišku, mažiau, bet dar stil. Tai manau, kad man burbuliuoja tulikan. Ką reikia Jėzus. Žodžiu, gerai, eina aš apsirengti, varomės į senotį. Reiks gražiai pasimaudyti, kad nešlapėt ausis labai. Ir šiaip, šiandien planas labai chill. Senotė, pusryčio Valadilads, centrus, žodžiu, toks tirli-pirli. Tai vat, varom ir pažiūrėsim, kaip man su taus ar išsispras ar ne. Tai naktį blogiau buvo, dabar išsiplovė kaip ir. Ir, nieko, pageras. Šiaip girdžiu gerą, tik toks biškitus liausiu šitaus. Tai vat, tokios problemos visiems. Visiems kažkas blogo biški yra. Ne, šiaip viskas gerai. Nesiskundžiam, gyvenam toliau. Varom. Atvažiavom į senotį. Kameros neėmė, man dar ausės skauda ir kamera ten nedaug vietos, reikia persikelti, iš kryžės persikelti viską. Ir einam pažiūrėsim, čia tokį turistų tipą nelankom senotę, kad kainavo man 3-5 eurai. Tai biški brangiai. Čia šventoji mergelė, galim pasimelsti. Ten tėvai. Čia toks tipar viešbutis, dar kažkas, žodžiu. Neaišku, bet einam. Aš taip stengsiuos nesimaudyti daug. Iki pilvo, ausis nešlapiai. Drakonų daugiau ant žemės tų lapstė. Iguan. Dabar dinga, kai aš filmuot pradėjau, bet čia daug buvo. Žodžiu. Einam, pažiūrėsim senotį. Jo. Pažiūrėkit. Gvajava. Gvajavų. Neskam. Geras. Toliau. Tai man, ką nori galėsim. Žodžiu, senotė big. Einam pasipalandysim, aš kalikojus pamirkys tiesiog. Jo. Šį kartą ir aš mėgau jos malonumais tik tokiem mažų žuvyčių, tava koja pajudino, tai jas nuplaukė. Čia senutė iš apačios, šiaip labai graž, labai fain, bet aš vandenį, kad tą jau nelys šiandien. Pasaugos ausį, pas man šiaip rodo, kad turiu pradėti lyti, tikų padarys. Bet, ne, aš gal pasėdės, žuvis paieškojus mano. Ir, nes skaud man, neskaud, bet, tai pas einu su ChatGPT pasišnekės, kas man gali būt, ko daryti ir, žodžiu, tokia faina valga kojys mano. Kai ten. Tėvai maudas. Plaukė žąselė per ežerį. Plauk. Žodžiu, jie plaukė, aš kojais depiliuoju su žuvytėm. Ir, neblok senotė, tak biškų parvinšė. Bet žuvyčių daug yra. Tai mūsų vasara ir nieks jos neatims. Gerai grįžo prie kameros, kad tik pagulėjom kambarį. Biškį nusnaudžiu aš tipą. O dabar tam bus nieko nematysit. Gal biškį. Einam pavalgyti kažkur. Ir, ausė dar skauda. Tipą. Kaip ir gerų buvo, dabar vėl blogiau. Nežinau. Žodžiu, praeis ir varom į kažkokį tėtę išrinko šiandien, aš jam leidu išrinkti restoranų, tai užkandinį, pasižiūrėsim. Atnešė po gerti sulčių ir jų šitų čia tų bulvyčių free. Tai čia kaip užkandį tiesiog šiaip načos sakėm ir eisim thank you. Ir eisim šiaip žiūrėsim kaip porcinačią, jeigu bus nelabai skanu arba bus, tiesiog, tai važiuosim tada pavalgyti į itališkų kažkur ten centrą nėra. Žodžiu, itališkų restoranas itališkas ir
O kas čia? Bulvė. Žodžiu, gavom načius, nu tikrai negeriau atrodo negu kai valgėm bistrolai, bet sueis ir... Aš kažkaip aš pasidarim. Na žodžiu, gavom načius, einam valgyti ir... Thank you. Spicy? Ir... A little bit spicy. Žodžiu, einam valgyti. Jo, na aišku, bistrolai daug geriau atrodo ir jau kažkas skaniau gali. Žodžiu, būta pavalgyti načius. Mane veš namo. Va, jūsų dabar vlogerė šią kelių valandų bus ginta vlogerė, jau va, mokinkis. Nu, iš manęs tokia vlogerė, tai kad mirtis alyvose ir va, jau mirtis čia už kampo iš karto, va. Jau mirtis va man važiavo. O, dar vien mirtis atvažiuoja. Va, dar vien mirtis nuvažiavo, bet ačiū Dievui, išgyvenu. Čia ged šitų šunį, sakė, namo vešis va šitų. Jam patiko. Taip. Šitas pilietis nuodė mum visus. Ja. Ir pats savitam tarpą. Nuodė čia jau. Gerai, viso gero. Tai mūsų vasara ir nieks jos neatims. Va, įdėjome tokių gatvitį atvažiavę. Praseisim pro vietins visokius va krepšelį, matot, yra. Va, visokios pardavė va kelnių, kostiuminių, bet aš nežinau, kad jas reikia užsidėti, nes čia baisiai karšta. Čia visokių va, o motocikluką pristatyti. Va, čia visokių suveniriukų, skaryčių. O, kažkas šalikėlę prašė, galim biškiai užeit pasižiūrėti. Bet čia nėra, čia tik tai su kaukolėm, tai jaučka su kaukolėm mums netink tokie šalikėlė. Čia va batų, jeigu norėsit, prašom užeit. Ėjom į vietinį kažkokį, nežinau, paviljons, bet čia ne maistą, o rūbai, batai, suvenyrai, visokie tašės. Visokie meksikietiškos skrybelytės, va gražios, va tokios, va dekoratyvinės. Va visokių skrybelių, visokiausių veduoklių. Veduoklės čia labai populiarios, todėl kad čia žiauriai karšta ir vis vaikšto su veduoklėm. Vedinas, va, žmogus su kepursiais pardavėjais. Rūž toks paviljons, šiandien parodo. Aplink daug krautuvyčių visokių ir čia visokių grožių yra ir mes dabar eisim, va, Egidis jau žiūri savo skrybelės, eisim aplinkui ir pasižiūrėsim, kas čia gera. Stovimės kryžkeliai ir nežinom, kur eiti, šiaurėje, vakars, ryts ar piet, nežinom, bet čia žalis užsidegė, bet mes neinam, čia nedega jokio, bet mes irgi niekur neinam, nežino, kur eiti. Nežinom, jūs patart negalit, važiuosim su šito mašinu. Gal nuo centro vėl, ja, pusį gatvelės yra. Taikim taip ir taip. Einam į priekį, pasižiūrėsim, kaip jau bus, taip jau bus. Pasižiūrėkim, čia va mašinų gražių važinėja, čia visokių. Čia va ta graži, va. Čia va prekiauja visokiais vaisiais, daržovėm, viskuom čia prekiauja, čia labai daug prekybininkų, visos va senamiesčio tokios va gatvytės gražios. Super, man patinka vaikščioti. Va, kepurių yra daug, tetė nori kepurių nusipirkti, čia daug kepurių, einam žiūrėti. Meksikietiškos aprangos, tokios jų labai gražios, o čia ant plaukų užsidėti, va, gėlyčių, kokių tik norit, lankelių, gražumų, visokiausių, grožiai. O, ir skrybelės, va, vyram gražios, baltos. Ir vienu gatvyti, va, čia vakarinė suknė. Į restoranų jau va pasipuošt galėčiau eiti jau, bet, nu nežinau, pagalvosim. Čia va rotušės bokštai jau matas, bet prie rotušės eisim vakar, turėtų jinai būti gražiai apšviest. Tai pasižiūrėsim, vėliau vakar, parodysim jum irgi. Čia va irgi daug visokių parduotuvyčių, mes bandysim pro jas prasinešti. Įdėjome suvenyrų parduotuvytį, visokiausių. Pas juos labai populiarus šitos pabaikos, kaukoliniai vis šitie.
Japonija. Va, statulyčių visokių, gvadelupių daug, viską, kaukolių, va, visokių. Čia kaip ir šachmatų partijos, aš čia nesuprasiu. Bet, nu, žodžiu, įdomiai, čia tokių visokių va, sapnų gaudyklių, kokių tik nėra gražių. Va, grožiai. Įveini rakis raibst. Nu, va, spalvutas jų pasirinkims, tai jo, jie mėgs spalvas, va, viskas pas jos spalvot. Labai gražu, man labai patinka. Bet aišku, nieko neprisipirks, nieko neprisiveš, bet bent jau va, prisiminimus turėsim, kad va, vau, čia grožiai. Žiūrėkit visokių vakaronių. Va, pasižiūrėkit sombrero, kokia Meksiko, va. Pasižiūrėkit, kaip prašau. Labai. Vėl visur prekyba, visur prekiauju žiauriai daug viską. Vėl suknelės, vėl visokios spalvos. Nu, gražu, iš tikrųjų, gražios tos spalvos, va, gražios tos jų gėlės, bet neprisipirksim, bet jūs jeigu norit, kai atvažiuosit, tai prašom. Viskas labai jau mirgu margu. Va, čia galim kažkokių sulčių užsisakyti. Va, fontans yra. Matas biškai mums geriau, gal matas, jums nežinau ar gerai matas, bet yra kažkoks fontanėlis vidury. Čia rotušė stol, o čia jau aikštė ir mes vaikštam po šito aikštį ir žiūrinėjam, ką čia gera yra. Nieks batų nepametėt, vis matuojas, bet va, šitie bats, jeigu kas pametėt, tai žinokit, va čia Meksiko jisai, va, pasižiūrėkit, aš savo kojų pridedu ir va, toks bats, va, labai panašiai, dydis atitink beveik. Išėjom iš centrą, einam kažkokiom vietiniam toliau nuo centro gatvytėm eisim, pasižiūrėsim, va, čia parkings kažkoks yra. Mes kažkokiam kitam parkingam pasistatėm, bet irgi čia netoli. Va, čia bistro yra, nu, kažkur vis tiek užeisim. Pasižiūrėsim. Čia daug turistų. Va, tokios, nu, paprastos labai tos gatvytės, jau jie čia labai paprastai gyvena. Kibiriukų, va, ūkininkų, va, triušiukų. Gerulė. Va, žiūrėkit, kokie mažus, gražučiai triušiukai, viščiukai, va. Cip. Ai. Nice. Va, matot, koks čia ferm vidury miestą. Triušiukai, va. Tai čia dar yra, daugiau nieko neturi. Tik tai viščiukai ir triušiukai. Einam toliau žiūrėti. Vietinių parduotuvyčių ieškam biškį nuo centro, išėjom toliau, gal ką nors rasim įdomesnį. Einam ir va. Nu čia, suprantat, jau čia paskutinės kelionės mašinos. Čia va galim baltų, galim visokiausių nusipirkti, pasižiūrėti, kokį labiausiai patinka. Mes visur atsirandam. Čia va kažkaip kaubojų baras, mums atrodo, nes turi su vartelės ir visai fainė. Va, mums jau švilpi ir kviečių užeiti, bet nežinau, ar mes čia eisim. Iš tikrųjų, jaučiu, kad neeisim, mes tik pasižiūrėjom ir viskas. Nu, vienu žodžiu, čia va taip, va linksmai. Va, Irish pubą Gidis pamatė ir galvoju, kad reikėtų užeiti, bet kadangi mes su mašin, tai neįsim. Bet aš norėjau ką pasakyti, kad nu, šiukšlis va jie taip paliek va maišuos, tiesiog prie sienų. Tai pusė tų šiukšlių visą laiką šunys ištampa, nes čia labai daug šunų vaikšto tokių pasklikų, jau perkorusių. Nu, va kažkaip jie taip gyvena. Prastai jie labai gyvena. Iš tikrųjų toks, nu, hamakos mieg, kiek matėm. Nematėm nei vienos lovos, kad būtų jų ten, nes pas jos durys atidarytos, kadangi karšt. Tai jie hamakos mieg, mes taip supratom. Jau gal tie, kur pasiturintis tokie, jau biški turtingesni, tie gal ir turi lovus. Nu, nematėm, nes ten durys uždarytos, bet tų biednų jau tai
Nu, nekok jų to kasdienybė, aš nenorėčiau. Bet, nu, įdomu pasižvalgyti visur. Šits namelis nuo balts, su to stogu rud, jau toks matas, kad pasiturintis gyven jau. Čia iš vis prieki kažkokį, nežinau, gal kirpyklą, o ten viršų jau Nu, pagal standartus Meksikos tai jau čia vau. Čia viešbučiai va visokie. Nu, įdomi čia viskas. Lavanderija, čia yra jų skalbykla. Mes va į panašius toks skalbyklas, nu, aišku, ne iš šitoks, biški geresnis, bet va mes nešam rūbs išsiskalbti. Lavanderija. Nu, va pataisė man į lavanderiją. Vietiniam va gatvytėm vaikštom, vat. Tokie langėlė, vat pas juos, vat. Su grūtom. Egidis jau bus nukaltas, man atrodo, nes jis jau taip vaikšto varikėlė. Vietinis jų gyvenims. Mes einam, net šaligatvė nėra šitoj pusėje, kur mes einam, kitoj pusėje biški toks mažas yra. Bet čia irgi da po priek matas du turistai eina. Tai va čia jų vietinis toks gyvenimas, va žiūrėkit. Nu jo, čia va spigliuotos tvoros. Čia jau toks padabnesnis namelis. Čia va, matot, hamakas tik tai matas ir viskas. Nu va, čia tokie. Čia kažkokį, nežinau, audio fons. Tai čia aš įsivaizduoju, kad kažkokia taisykla. Bet kas čia tai neįsivaizduoju. Va čia toks va namelis. Meksikietiškas stilius. Va čia tokių mašinų visokiausių. Tokių tik čia nėra. Nu, įdomi, žinokit, kai vaikštai, kai, aišku, žiūrėsit, jūs čia sakysit, ai, čia neįdom, bet kai pats tu čia vaikštai, tai čia, žinokit, viskas įdom. Nes čia kažkokį, nu, ne Europą, tai tikrai. Europoje nieko panašaus nepamatysit. Čia va tokie pas juos kiemai. Va tokie ir bardakėlis. Nu, daugiausiai bardakėlis visur. Nu, čia va kažkaip švariau. Bet čia kažkas čia valgoma, nupiešta čia, bet aš neičiau čia valgyti, ne. Kažkaip įdomi. Tai čia va pas juos va šitos va mašinos va tokios su kuzavėlė va tokie. Va, čia jie veža arbūzus, melionus visoks viskų, jie čia vežioja. Va, čia tokios bortinė, čia tai jau jo, šitą tai jau ohoho. Čia jau krūtai. Čia va jau toks gražesnis namelis. Čia priešas jau toks irgi nieka. Nu, vienu žodžiu, čia taip gyvena meksikiečiai. Va, laidų čia. Vaisiai. Ir vaisiai, kas čia... O, rimtai, žiūrėkit, vaisiai kažkokie. Bet kas čia... Mangai? Ką? Bet į mangus labai panaš. Mangai, rimtai. Nemoku aš padidinti su šituo. Nemoku aš. Link mašinos jau. Pasižiūrėkit, čia dangs jau toksai juoda. Atein kažkas. Mes jau tepam slidus iš čia. Viso gero. Atėjome savo parkingu. Egidis juokiasi, iš manęs net radikulicija. Dabar mums reiks susimokėti, nežinau kiek, bet čia vienu žodžiu pirmučiausiai atvažiuojam. Pasiėm lapelį, nu jam laikų, kadom tu atvažiavai ir paskui grįžti ir jie pasižiūri, kiek laiką tu stovėjai ir viskas ir susimokė ir išvažiuoji. Tai va, važiuojam namo. Nu ir noriu, jeigu filmuoti, tai praktiškai aš va nieką nematau priekį sėdėdam, tai aš už tai visą kelionę sėdžiu kalan. Mašinų stogai man tik tai matas ir gal dangų va toks su tamsiai mėlyns jau. Va. Egidijau, kaip jūs jaučiatės?
Jis jaučiasi gerai, aš taip manau. Kas čia per mašiną, pažiūrėk? Čia va, Nissan Sub kažkas. Suru. Suru, TSURU. Tai va, kas čia per Čia mašiną? gerulis. O va. Jis išvažiuoja, va. Čia, žinokit, eismas, o. Čia eina kažkoks žmogeliuks, o ten va mes važiuosim. Tai mūsų vasara ir nieks jos neatims. Grįžę jūsų veids pažįstams. Sako, ačiū filmuotojai. Prašom. Aš nubėgoju biškiam. Ja. Taip ir gal geriau biškiausia, gal. Nežinau, taip mėgst šiandien. Geriau, blogiau. Varom dabar kažkur pavalgyti kažkokį vedžią restoraną, nu, tipo restoranas. Šiaip čia jaučiu visai neblogai irgi, bet va čia va, kur žįsti kažkų kep, bet pas jį eilas nėra, taip. Žodžiu, varom pavalgysim, gal. Ir gal vaisių atgal važiuodamus nusipirksim, jeigu dar darbus, ne? Tai mūsų buvo vaisinė. Buvo? Nemačiau. Čia tai pusė. Na tai va. Hotelė. Žodžiu, tiek žinių, kol kas. Matėm klasiškų vietytį. Not bad, not bad. Geriau negu to pirm, tėtė, ne? Tėtė. Jo? Ne. Kas tai? Ten geriau buvo? Ten tu ožystė. Žodžiu, atėjom, pavalgysim, pažiūrėsim, kur gausim, man 8%, bet manau, kad dar spėsiu sufilmuot visko. Ir jo, čia apšvietims baisiai gerai atrodo. Coriander, onion, chili, serrano. Yeah. It's too much spicy. Okay. It's on the more bread. It's on the similar sausage. It's longanisa and egg. It's smoked meat. Okay. Yeah. Salt, Yep. pepper, and oil. And chips. Yeah. And with everything, or only one. We like literally Without chili. with all. Yeah. Okay. Don't worry. Va. Žodžiu, mum gamin dabar guacamole. Tai šitą turėtų būti skani, nes ant vietos pagamint. Mam nusteb žiūri. Tėtė, be žodžių. Pats būčiau pasidaręs. Bet čia tada sumės, kad žinokit, čia nešipsau. Palauk, kitoj perjungs telefonus, telefon biš priartis. Okay. It's vacation for the moment. Yeah, just vacation here. How many days? Now Weeks. it's our the beginning of the ending of second week. So we still have like 1 week left. So in total we're here for 25 days. 5 days? 25. 25? Yes. Oh my god. It's same on the one more. Tai gerai? Žodžiu, labai fain padavėjai mūsų, paklausė iš kur esam, sakėm Lietuva, sakė nežino kur ir, sakėm ar prie Rusijos, sakė Rusija, sako ne, sako arti. The visit on the Chichen Itza. Yeah, we visited yesterday. Yesterday. I like it. Good, but really expensive. Okay. it's big, but it's too much hot. Very. Tai va, matėt, man padarė, čia tokios dar nevalgiau guacamolės su dešru, nu su mėsu čia. Mėstyba ir su dešru Jo, čia kaip na, ragau. Druskos. Druskos nėra, ne, salt. Net nedaug, pat paragau. Paragauk tu ją. Man atrodo, kad Žodžiu, gerai. einam valgyti appetizerių, fainę padarė prie mūsų. Gal čia Meksika ir įprast, kad darė, bet mes niekur nevalgėm, kur darė prie mūsų, tai dabar paragausim. Pagaliau. Tik tas va. Tik tas guacamole. Guacamole sako tau. Pagaliau aš takų jau užsisakė, nes jau gana ilgai nevalgiau takų, tai jau sako, nu jau Meksika valgo, itališkas patiekals reik takų. Mama užsisakė ribsų, tai taip tie ribsai taip galingai atrodo. Ir šiaip nebrangiai. Ne kūtkiaula. Ne kūtkiaula.
Tai va, o tėtis tuoj neužilga ateis, tai dar tėtis įdės, bet tada jau sakysim labanaktis, bet dar nesakam labanaktis. Jums skanos, mums skanos, visiems skanos. Nu, dar tėtis maistų įdė. Panašu, tėtis sevičiai nufilmuoti. Sakė, nu pussevičia. Sakė rūkštviški, bet skan mano, du takai dinga, vienas liko, baisė skani, mama irgi beveik savo visų įveikia. Aš antru baigi išgerti šito mojito ir pasakyti, kad šitas mojito eina top 3. Pirmoji vietoj vis dar Casa Maria Tulums, antroji vietoj šitas Meridoj Bistrolai, o šitas trečioj vietoj. Dar nebuvo geresnių. Tai vat. Visio, mes baigiam valgyti, varom namo, einam ilsėtis, nes rytoj varam į šito Suitano, tokį senotę labai gražiai. Ryt varam į senotį Suitano iš ryto. Ryt varam į senotį Suitano iš ryto. Visio, atsisveikinam. Labanakt, muo. Į sveikatų labanakt. Visio, ate. Šeima crazy ir drąsi, visi kartu ir nieko mums netrūksta. Uždega saulė mūsų veiduos šypsenas. Tai mūsų vasara ir nieks jos neatims.